Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų break ir continue. Tai jau buvau šiek tiek užsiminus apie break raktinį žodį. Tai jis naudojamas tuomet, kai norima iššokti, taip sakant, iš switch teiginio. Bet break teiginys taip pat gali būti naudojamas, jeigu norite iššokti iš ciklo. Tai būtų toks pavyzdys. Turime for ciklą, kuomet int i lygu 0 yra mažiau už 10 ir tada i plus plus. Taigi, tada viduje būtų if i lygu 4, tada iššokame iš ciklo ir apačioje to pasirašome dar console write line, kad matytume, kokia yra į reikšmė. Taigi, paleidžiu programą, tai matome 0, 1, 2, 3 ir toliau iššoku iš ciklo. Aš nors turėjau iš tikrųjų vykdyti pagal idėją iki 9, bet kadangi mes pasirašėme sąlygą viduje, kad kuomet yra i lygu 4, tada ciklas nebevykdomas. Toliau, pavyzdys būtų su continue. Tai continue teiginys nutraukia vieną iteraciją cikle, jei įvyksta nurodyta sąlyga ir toliau yra tęsiama su kita ciklo iteracija. Tai pavyzdžiui, vėl tas pats for ciklas, jeigu i lygu 4, mes tęsime ciklą ir ten toliau spausdiname ekrane viską. Ne ekrane, konsolės lange. Tai atspausdinam 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10 jau nebespausdinama, nes sąlyga neatitinka. Tiesiog nebevykdo ciklo toliau, jeigu yra 10. Toliau, kitas pavyzdys būtų toks. Tai turime while ciklą, jis bus vykdomas iki tol, ko yra mažiau už 10, tada ciklo viduje turime sąlygos teiginį if ir ten tikriname, ar yra lygu 4. Jeigu yra 4 lygu, tada mes nutraukime ciklo vykdymą. Taigi, mums turėtų būti atspausdinta 0, 1, 2, 3 konsolės lange. Tai pasitikriname. Tai taip ir yra. Tai toliau kitas pavyzdys būtų toks. Tai tarkim, vėl vykdome while ciklą, kol yra mažiau už 10. Tada tikriname, ar yra lygu 4. Jeigu i yra lygu 4, mes padidiname į reikšmę vienetų, tada pasirašom continue, tęsime ciklą. Atspausdiname vėliau konsolės lange į reikšmę ir ją vėl padidiname vienetu. Tai kaip matome, mes nebeturime skaičiaus 4, tai turime 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tai apie break ir continue būtų tiek. Tai šiam kartui tikiuosi viską supratote.